Šiandien bankai naudoja dirbtinį intelektą, kad kasdienė bankininkystė būtų greitesnė, saugesnė ir lengviau suprantama. Šiame vaizdo įraše apžvelgsime, kaip dirbtinis intelektas padeda bankuose, nuo pagalbos atsakant į klausimus iki sukčiavimo aptikimo ir netgi išmanių finansinių patarimų. Dabar daugelis bankų naudoja pokalbių robotus, dirbtinio intelekto valdomus pagalbininkus, kurie atsako į klausimus svetainėje ar mobilioje programėlėje. Galite paklausti tokių klausimų kaip kada kitas mokėjimas arba kaip atidaryti taupomąją sąskaitą. Šie virtualūs asistentai laikui bėgant tobulėja, mokydamiesi iš sąveikos ir pateikdami tikslesnius bei naudingesnius atsakymus. Dirbtinis intelektas tampa galingu įrankiu kovoje su finansiniu sukčiavimu. Mokydamasis iš ankstesnių duomenų, dirbtinis intelektas padeda bankams atpažinti neįprastus modelius ir žymėti įtartinas operacijas. Jei kas nors atrodo neįprasta, pavyzdžiui, naujas mokėjimo būdas ar netikėta vieta, sistema gali pareikalauti papildomo patvirtinimo, kad įsitikintų, jog tai tikrai jūs. Dirbtinis intelektas taip pat stiprina saugumą, apsaugodamas nuo sukčiavimo, pavyzdžiui, tapatybės vagystės, sukčiavimo ir nelegalaus kredito kortelių naudojimo. Skenuojant operacijų elgseną realiuoju laiku, šios sistemos gali greitai pastebėti neįprastą veiklą ir įspėti bankus ar klientus. Nors jos nėra nepriekaištingos ir kartais gali sukelti klaidingą aliarmą, jos suteikia svarbų apsaugos lygmenį, kuris padeda sustabdyti sukčiavimą, kol neatsiranda rimta žala. Kai kurios banko programėlės naudoja dirbtinį intelektą, kad pateiktų asmeninius patarimus. Pavyzdžiui, jos gali pastebėti, kada išleidote mažiau nei įprastai ir pasiūlyti būdų, kaip sutaupyti daugiau. Arba priminti apie artėjančias sąskaitas, kad nebūtumėte užklupti netikėtai. Šios funkcijos rodo, kaip dirbtinis intelektas gali padėti žmonėms valdyti savo finansus. Revolut yra skaitmeninės bankininkystės programėlė, siūlanti realaus laiko išlaidų įžvalgas, biudžeto sudarimo įrankius ir individualius pasiūlymus pagrįstus išlaidų modeliais. Kai kurie iš jų naudoja dirbtinį intelektą ir automatizavimą išmanesniems patarimams. Plum yra dar viena programėlė, kuri naudoja dirbtinį intelektą pajamų ir išlaidų įpročiams analizuoti, automatiškai taupo laisvus pinigus ir siūlo investavimo galimybės, kad padėtų didinti santaupas. Dirbtinis intelektas keičia bankininkystę, kad ji taptų greitesnė, išmanesnė ir saugesnė. Jis leidžia patogiau valdyti pinigus, pateikdamas greitus atsakymus, kai tik prireikia pagalbos. Pavyzdžiui, akimirksniu patikrinti sąskaitos likutį arba gauti pagalbą naudojant dirbtinio intelekto pokalbių robotą. Užkulisiuose dirbtinis intelektas nuolat stebi neįprastą veiklą, padeda apsaugoti jūsų sąskaitas nuo sukčiavimo ir įspėja, jei kažkas atrodo ne taip. Jis taip pat padeda jums sekti savo finansus, naudojant tokias funkcijas kaip automatiniai priminimai apie būsimas sąskaitas ir dirbtinio intelekto valdomi virtualūs asistentai, kurie atsako į klausimus arba padeda jums naudotis banko paslaugomis. Šie įrankiai veikia tyliai fone, kad būtų lengviau valdyti pinigus, tuo pačiu užtikrinant jūsų sąskaitų saugumą ir suteikiant jums greitą bei patogią prieigą prie pagalbos, kai tik jos prireikia. Išbandykite dirbtinio intelekto virtualius asistentus savo banko programėlėje, kad greitai gautumėte atsakymus į klausimus, rastumėte patarimų, kaip naudotis paslaugomis arba išspręstumėte dažniausiai kylančias problemas. Visa tai nelaukiant žmogaus pagalbos. Šie asistentai mokosi iš sąveikų, todėl laikui bėgant jų atsakymai tampa tikslesni ir naudingesni. O dabar kviečiame jūs į praktinę dalį, kur galėsite pritaikyti savo žinias, atlikdami dirbtiniu intelektu paremtas praktinės užduotis. Pradėkime. Dirbtinis intelektas jau padeda bankams geriau jus aptarnauti. Atsakydamas į klausimus,
užtikrindamas jūsų pinigų saugumą ir padėdamas planuoti išlaidas. Kitame vaizdo įraše daugiausia dėmesio skirsime jūsų pasitikėjimo naudojantis dirbtinio intelekto paslaugomis stiprinimui. Aptarsime dažniausias baimės, išsklaidysime klaidingus įsitikinimus ir parodysime, kaip dirbtinis intelektas iš tikrųjų gali padaryti jūsų patirtį saugesnę, lengvesnę ir naudingesnę nei tikėtumėtės. Šis užsiėmimas baigtas. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite programą studijoje, kad įgautumėte daugiau skaitmeninio finansinio raštingumo įgūdžių. Sėkmingai baigę mokymo kursą gausite skaitmeninį ženklelį, pasiruošę naudotis skaitmeninėmis finansinėmis paslaugomis.